ieškau žodžio, jiems labai yra netinkama prolietuviška pozicija mano. Ir tada, kad prolietuvišką poziciją sumenkinti, man pasako, kad jisai prorusiškas, prokinietiškas. Jeigu reiks, aš būsiu promarsietišku apskūstas, kad noriu ateiviam parduoti Lietuvą. Tai šitoj vietoj užsienio agentai Lietuvoj, užtat tokį įstatymą priimti reikia, užsienio agentų įstatymą pagal Amerikos pavyzdį. Mes tik tai lygiuosimės į Ameriką, kuris yra nuo 1938 metų. Bet to užsienio agentų įstatymo labai bijo, nes LRT oficialiam rašte vyriausiai rinkiminė komisija LRT parašė, kad užsienio agentų įstatymas kaip yra naudojamas Rusijoje ir Baltarusijoje prievartauti gerus teisingus žurnalistus. To įstatymo uždavinys tik tai pasakyti, kas gauna finansavimą ir nurodymus iš užsienio. Tai vat, Delfi ar TV3 ar dar kas nors būtų su užrašu. Jie nevaldomi iš Lietuvos. Tai to tiek.